This a part of Africa. East to west, Mama Zibidi again, beat to them, Male Bakawaka, Bakawaka, this time is Bazibu, can you see Africa? Direction Bruxelles. Prochain train dans midi. Labas rytas visiems iš Paryžiaus metro. Vat. Šiandien tęsiam mūsų kelionę. Iš tikrųjų mes atvažiavom vakar. Bandėm kažkur pasivaikščiot, pafilmuot. Bet labai daug nesąmonių prišnekėjau, tai nesigavo. Bandysim per naują. Dabar laukiam metro, važiuosim į Luvrą. Mona Lizos paplankyti. Toliau bus matyti. Šį kartą yra daug suplanuota, bet labai sunkiai lipam per tuos planus. Nespėjom niekur. Vakar norėjom užlipti ant arkos. Žmonių tai daug. Labai daug. Oras žiauriai lievas. Nenusisekė šita tokia biškį oro sąlygų kelionė. Bus matyti. Taip, stovim prie muziejaus. 2+4. Šalta, iš tikrųjų. Sniego nėra, bet tikrai šalta. Bandom įeiti į Luvrą. Pažiūrėti garsiąją Mona Lizą. Gal dar ką pamatysim? Gal dar ką nors įdomus pamatysim. O čia labai daug. Daug čia, jo. Tikiuosi gal leis viduj filmuot, nes būna, kad neleidžia. Bet jeigu ką, mes ten biškį taip iš kišenės kamerą iškišę prasaksim ratuką. Dabar stovim ir laitai laukiam. Kažkaip taip, jo. Jo, pritarė. Viskas gerai reiškia. Daug nenusišneku šiandien. Na jo, aš į žmonės sugebu atsimušti lygioje vietoje. Į statulą tai nesunkiai išvis. Pagaliau mes atėjom prie garsiosios Mona Lizos. Galvojau, gal jinai biškį didesnė bus. Nu, bet kažkas tokio. O žmonių kiek čia? Susidomėjusių. Man tai iš tikrųjų asmeniškai įspūdingesnis tai šitas paveikslas. Pažiūrėkit žmonės, kokie mažiukai, kokio dydžio šitas piešinėlis. Trumpas vaizdelis per muziejaus langą. Oras vis dar ne kažką, vis dar lyja. O mes savo šiltai čia kultūrinamės biškį. Šitas iš tikrųjų gan įdomus paveikslas toksai
neįprastas. Biškiai kitokio žanro paveikslus atėjom. Tai aš jums pasakysiu, kad šitas tai atrodo kaip kad geras partis buvo įvykęs. Toks jausmas, kad pagal tokius paveikslus stato šiuolaikinius filmus. Įspūdžiai, gan įdomus. Ką manai? Žiūrėk, ateik biškį iš toliau į šitą paveikslą pažiūrim. Va šitą. Va šitą. Tau nepanašu, kad čia senoviška, šiuolaikiška? Ne, čia nėra. Aš perskaičiau, apie ką šitas paveikslas. Apie ką? Čia yra vieno iš persų karaliaus žūtis. Okei. O pagal tai, kaip aš matau čia, tai man atrodo čia, kad... Geras vakarėlis buvo. Geras vakarėlis buvo, okei. Ai, va dabar matau durklas, gal, jo. Pažiūrėk, merginai gerklę durklas įvaryti. Tai matau, sakau. Okei, supratau. Išprusimo 0 pas mane. Einam toliau, kur prie kokio paveikslo nusišnekėt. Radau viečiukę, kur daug žmonių labai susidomėjusių yra. Bandau O, okei. Čia vyksta net ir tokie bairiai. Matosi, kaip domisi menais ir kultūra. Opa, taip. Jo. Menai ir kultūra. Ok, Google. Žiūrint į šitos mažus visokius daikčiukus, toks jausmas, kad ir tais laikais jau buvo Kinder siurprizų. Gal nieks nenušaus manęs už komentarus. Aš jau nuo savo brangiosios velnių gavau už savo išprusimą. Jau jinai nusisukus varo nuo manęs, nešneka. Kur einam? Negirdžiu. Egiptą einam? Einam į Egiptą. Turbūt pirmą kartą šioje kelionėje restorane. Filmuojamės, ne pirmą kartą restorane. Laukiam, kol atneš mūsų lengvus užkandžius. Iš tikrųjų, jo, tikrai lengvus užkandžius. Paėmiau ir pakibau. Dublis 4. Kartuojam iš naujo. Taip. Baigėm savo pasivaikščiojimą muziejui ir dabar mes jau kitoj vietoj. Dar turim biškį laiko pavalgyti ir mes ką mes darysim? Eisime katakombos. O, kavytė atėjo mūsų. Esi? Laisvai kalbu prancūziškai. Taip, užvalgom, atsigeriam kažką šilto ir susitiksim Kaip ten? Katakombose. Sunku ištarti iš tikrųjų.
Nes kai iš prancūzų kalbos kalbėjai lietuviškai, tai nesigauna ir lengvai viskas. Tai aš nesuprantu. Taip. Nemoku iš tų cukrus, įsivaizduoji. Pasakyti, ar skana kava, nes viešbutė buvo žiūrinės. Tai viešbutė geriam be cukraus. Aš visą laiką be cukraus geriau, bet labai neskaniai buvo. Taip, cukraus, biškį energijos. Taip, pieniuko. Oi, pienas karštas. Ai, koks karštas. Kodėl nieks nepasakė, kad jisai karštas? Nepaklausai, aš mačiau, kaip įšildė. Aš apsideginau prieš tas. Nu taip. 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 Neišlips O savo. tu iš vis filmuoji, ar ne? Tai laikas eina? Tikrai eina, ne? Gal aš čia biškį... O sufokusavai veidą? Ne, nesufokusavai. Nu, nesufokusavai, matau. Ne, žiūrėk. Taip? Rimtai. Ragau kavą ar skaniai. Atrodo kaip durnelis, ne? O čia gerai. Čia gerai, šita gera. Ne viešbučio kava tikrai ne. Viešbutis geras, bet ten kava šlikšti. Kad atsargiai karšto pieno prisipiliau, žinok. Karštą. Dar karščiau? Kaip palaukiai, vandens išgerk. Oi. Po sriubos pasirikavo. Su desertu, taip. Aišku, gerai, laukiam sriubos. Užsisakėm svogūnų sriubos. Skanė. Sūrio ant viršaus biškį. Iš tikrųjų skanė. Ragausi? Vėliau paragausi? Atšals dabar? Dabar reikia valgyti. Sulaukėm savo dailaus deserčiuko. Čia net nežinau, kas čia. Nu, čia tai žinau, žinai. Čia. Spėjau, kad... Žinai, ten tas, kur karštas, kur lavas vadinama. Man atrodo lava jo. Oi, lava, kur gazė. Ai, kaip gražiai, kaip skaniai nubėgo. Nu, ragaujam. Skaniai. Skanu? Jo. Ledai bus tas. Labai gerai. Labai gerai. Tai aš tada paragausiu ir savo. Tavo nevartika. Ne, nėra man. Čia pas kažką krembriulė. Nu ir kaip emocijos? Labai skanu. Labai. Aš savo šniuriuką įkišau į ledus. Kaip skanu. Labai. Gerai. Nori paragauti? Ne. Pagaliau mes atėjom į tas garsiasias katakombas. Pažiūrėsim, kas čia gero, kas čia negero, kas čia baisaus, kas čia gražaus. Leidžiamės iš tikrųjų kažkur labai žemyn. Iš tikrųjų, tai čia taip gan daug leidžiamės, ne? Ir turas yra Kilometrą ilgio? Ne, tai aš suprantu, kad ne į gylį kilometrą. Tarsi, kad tunelis bus maždaug kilometro ilgio, ne? Tai taip sakyčiau, gan įdomiai. Tai turbūt kažkur kitur išlysim iš vis, ne? Net ne šičia. Jo, ten kažkur kitur čia įlūpas. Okei. Okei. Nu, kilometras po žemę. Na, tu bet. O, tai. Kur mes čia? O, čia iš tikrųjų.
Mes 20 metrų po žeme. Žiūrėk, nuo pradžio. Did you count the steps on the way down? There are 100. Jau kuris laikas, gal kokias kelias minutės, einam to pačiu tuneliu. Aš galvoju, čia, žinai, biški arčiau. Nu, bet. Siaura iš tikrųjų, drėgna, bet šilta. Bet kas įdomiausia, tai kad šitam gylė tikrai šilta, ne? Čia Lietuvoj būtų temperatūra. Čia greičiausiai, kai sakė kilometrai katakombų, tai čia ir yra kilometras iki tos vietos turbūt. Nes einam vis dar ir einam. Biški platesni tuneliai, biški siauresni. Šiaip iki tikslo kiek liko dar nežinau. Žiūrim, kas bus toliau. Šlapia darosi. Nejauku. Gal biški kiek baisu. Klaustrofobikams geriau čia nelyžti. O čia tai kaulų. O čia tai žmonių priguldyta. Ir ten ženklas buvo, jeigu lieti. Pažįstama yra tokių drąsių. 15 000 baudelė už palietimą šitų žaislų. Oh my god. Pažiūrėk, kiek čia yra. Taip. Ir čia, supranti, čia tik ne priekis. Ten kiek jų į galą. Nenormaliai. Prasme, kažkas sugebėjo iš kaukolių širdelės formą padaryti čia. Ta prasme. Mačiau, turbūt po to. Nu jo. Įdomiai. Prašyti labai atsargiai, kad nesidrės ir ko nors. Tai jo, ta prasme, aš nelabai ir norėčiau čia kažkur prisiliesti, aš tau pasakysiu. Jeigu taip atvirai. O tu jauti kvapą? Ne. Ne. Nieko nejauti, aš tai kažką čia biškiai. Jo. Nelabai čia ką ir pakomentuosi. Galiu pasakyti, momentai šiandien net nejauku iš tikrųjų. Iš tikrųjų sunku suvokti, kad čia tikri, ta prasme, ne šiaip kažkokios kopijos, ne, kaulų sudėtos. O kad čia kaip ir žmonių palaikai.
Pamečiau žmoną kažkur. Reikia ieškoti. Aiva. Radau. Nesinervuokit, viskas radau. Einam kartu. Jo. Man atrodo, jau baigėsi mūsų kelionė. Ai ne, dar yra. Oi. Oi, dar kiek čia jų yra. Kurią pusę einam? Ką? Kadangi pradėjo kritinėti kalą, tai buvo statyta pernai metais, šiais metais. Taip atstatyta? Nes pradėjo, tipo, kad parašyta, kad va šitą sieną. Ai, ta prasme, slink natūraliai pradėjo. Ir jas per naują perink. Matosi, kad lygiau biškį sudėta. Nu, bet jeigu ir atstatinėt, tai darbas ne iš pats maloniausių, aš jums pasakysiu. Šiaip tai vienas iš keistesnių tokių paprastų dalykų, dar biškį Milda tą daiktą. Čia yra gidas elektroninis. Ir šiaip normaliai tai jie būna, visi šitie būna su ausinėm. O šitas yra be ausinės, paprasčiausiai pasispaudi ir dedi prie ausies. Tai žmonės, toks jausmas visi atrodo kaip su telefonais, kad būtų. Tai tavrame visi ragelius prie ausų laiko klausosi informacijos. Vat, tai jau kiek suprantumės viskas, daugiau jau kaukolių daugiau nebebus, ne? Įspūdis. Kaip tau, Milda, įspūdis? Nu, įdomiai. Ne, nu, žuvusių daug. Žinai, kas dar iš tikrųjų taip labai, kaip ir mes čia tokie patys atėjom, žinai, pasidomėti, pasižiūrėti, pasismalsauti. Bet tai, kad iš tų visų negyvų, ne, ta prasme žuvusių, suštabeliuotų į kalnus, žmonės eina iš arti, kiša kameras, ten dar kažką daro. Aišku, filmavau ir aš, nesiginu. Bet gal ne taip arti, gal ne taip įžūliai. Bet, na jo, nežinau. Įdomu pažiūrėti, įspūdis toksai, galėčiau pasakyti. Nu, toks biškį nejaukus, ne, ta prasme visas tas, kai tu suvoki, kiek ten jų. Oh my god, okei, nesvarbu, gerai. Lipam į viršų, vėl į lietų, vėl į vėją. Ne veltui sakė tas elektroninis gidas, kad reikia pailsėti. Išlipam. Aš buvau pamiršęs, kad čia 20 metrų suktais laiptais į viršų reikia lipti. Aš lauksiu laukai, gerai? Nes ten biškį vėsiau. Čiut oro trūksta iš po tų tunelių. Iš tikrųjų tai nelabai suprantam, greičiausiai net, nu kaip, negreičiausia taip ir yra, kad išlindom
visai kitoj vietoj, ne kad įlindom. Dabar reikia susigaudyti, kur čia randamės. Ir nežinau, atsigaut biškį reikia iš po tos šachtos, nes, nežinau, nesu aš buvęs kraupesnėje vietoje, turbūt ne. Man ta bažnyčia biškai kraupiau atrodo. Nu, matai, aš toj bažnyčioje nebuvau, tai negaliu pasakyti, kada nors reiktų ir ją aplankyti. Aš labai jauna buvau, tai man tas gal turbūt labiau žinai padarė. Nu, gal, žinai, jaunos kaip bijo griaučių. Nu ką, ieškom kaip važiuoti kelio? Jo, ieškom kelių iki Arkos. Susitiksim prie Arkos.